Ankstų rytą švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai. Sveiki, čia Reidas. Sena ir amžina laida apie amžinas vertybės keliuose. Taigi Reido istorijos pradedame iš Girulių miško. Vieną antradienį apie 6 val. Vakaro Klaipėdoje tarp 1 ir 2 melnragių tiesiame kelio ruože nuvažiavo ir ant stogo apsivertė automobilis Honda Civic. Automobilis tuščias, niekas nieko nematė, tik žmonės važiuojantis pro šalį matė šalikelyje automobilį rioksantį aukštyn ratais. Nėra ko paklausti, kas čia buvo. Gal stirna, briedis, kiškis, šeškas, kiaunė, žebenkštis išbėgo į kelią, kad taip mašiną apvertė. Vairuotojas iš mašinos įsirpšė per galinės dureles ir dingo. Mašina priklauso vienam piliečiui, bet pagal pirkimo pardavimo aktą kitam, kurio telefonas tądien buvo išjungtas. Tuo pačiu metu antradienį taip pat apie 6 val. Vakaro Klaipėdoje Taikos prospekte prie vieno prekybos centro girtas automobilio Apple Sintra vairuotojas Igoris, važiuodamas atbulas, nestipriai atsimušė į automobilį Renault Space. Kur atsimušė? Kaip? Atbulinį važiuodamas. Atbulinį, matot, su to Apple, su fara čia prabrėžė ir čia va. Supratau. Nu, va, matosi, faras ir ten. Aha, nu niekinė avarija, atbulas žodžiu. Niekinė avarija, o reikalų dabar bus. Prieš dieną iš jūros grįžusiam jūreiviui Igoriui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,72 promilės alkoholio. Girtas esat? Jo, taip. Kokią progą pasigėrėt? Antradienį? Iš jūros atėjau. Iš jūros parėjot? Taip. O vyras, kur buvot? Pietų Kinijos jūroje? Toliau dar. Dar toliau? Toliau aš jau nebežinau. Tai pasigėrėt su draugais ir važiavot? Šiaip jūreiviai blaivus taip kažkaip keistai vairuoja, o girti tai vapšė. Iš tikrųjų. Dabar žinot, problemų turėsi šiokių tokių. Tai va. Bet šiaip gerai nusiteikęs viskas, tvarkoj, šypsotės viskas. Čia mano kaltės yra. Ne, be abejo, čia. Ne čia jūsų kaltė, ne čia mūsų. O vienas gerėt, ar, pavyzdžiui, su draugais, ar dar kažkaip šiaip įdomu? Ne, čia aš tačiau vienas. Vienas? Supratau. Nu ką tada? Pinigų jūreivis turi baudoms. O tiesis, kada jūroje esi, tai nereikalingos. Jūreivio automobilyje buvo vaikas, kurį vėliau užsivežė mama. Dokumentai apie šį įvykį keliaus į teismą, kur skiriamos bausmės yra rūsčios. Ir jeigu pinigų baudoms jūreivis turėtų turėti, tai svarbaus dokumento, vairuotojo pažymėjimų, tai jau nebe. Šturmanų ir Naikupės gatvių sankryžoje taksi automobilis išvažiuodamas iš šalutinio kelio su keleiviu sukūlė krovininį transportą, bet taip sukūlė, kad abiems vėliau prireiks techninės pagalbos. Buvo iškvietimas, atvažiavau į 3 polikliniką ant Kalniuką, paėmiau klientą, važiavau, nepastebėjau to ženklą, išlėkiau, pasirodo čia pagrindinis. Va, ir viskas. Iš kairės mašinoje atvažiavo autobusėlis į trenkį. Važiavau pagrindinių gatvę tiesiai ir viskas iš šaltinio nepristabdė ir įsitrenkė. O greitis koks buvo? Mano ir jo. Jūsų? Mano normalus, ką aš nuo 50, gal 55. O to žmogaus tai nežinau, negaliu pasakyti. Taip aišku, kad pagrindinis. Aš nieko nesakau, aš kaltas, aišku, čia nieko nepadarysiu. Prašiausiai šoko būsenai esame dabar ir viskas. Sužeistų žmonių nėra, visi blaivus, atpildome eismo įvykių deklaracijas ir skirsomės. Beje, taksi automobilio vairuotojas savo žirgui tik prieš dieną buvo atlikęs techninę apžiūrą ir dar ne dėl krūmų įvyko ši avarija. Iš tos pusės, iš kurios atvažiavo krovininis transportas, krūmų nėra seniausiai. Klaipėdoje Kapsų gatvėje girtas dviratininkas Antanas, važiuodamas mokyklos gatvės link, neprasilenkė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu. Susimėtė, griuvo ant greičio slopinimo kalnelio, susikruvino nosį, sudaužė savo dviračio galinio vaizdo veidrodėlį ir, kas blogiausia, sukėlė avariją. Griūdamas taip pat įbrėžė stovinčio visureigio sparną. Labą dieną. Kas nutiko? Nieko, su dviračiu važiavo pabardariuką mašiną su greičiu. Taip. Nebeištekau. Neišsitekote? Nu, nebebuvo kur dingti. Nebebuvo.
O tai tas automobilis irgi važiavo? Koks? Tas automobilis, į kuris atsitrenkėt jūs, važiavo irgi? Ne, Jis stovėjo, taip. Tai jūs prasilenkdamas su kita mašina? Prasilenkdama, jis labai greičio, aš galvoju, pravažiuosi, aš palengvu važiavau, čiut nestovėdama. Supratau. O tai nosį kur susikrūvinat? Tai, į tą bardeliuką. Griuvat? Nu, tai biškai tai jūs... Supratau. Jėzus Marija, susimėčiau. O dabar gal nelabai gerai išgerus važiuot? Kaip jūs galvojat? Ne, čia buvo vakarykščia. Vakarykščia? Ir 2 valandą dienos virš promilės pučiat? Kiek? Virš promilės pučiat, virš 1 promilės. Ką ten alaus bankė išgėrė prikrautas? Tai šiandien? Nu tai čia vakarykščiai, dar šiandien plius, nu tai aišku, kaipgi ne. Labą dieną. Bet aš... Bet dabar reikalų bus, avarija, girtas, Jėzau. Aš nieko blogo tikrai nepadariau. Ne, jūs matosi, doras žmogus esat, viskas yra tvarkoj. Tik kad girtas, nu tai pensininkas, doras pensininkas tada. Nu laikykitės, ką dabar jau čia. Reikalų bus dabar? Reikalų bus. Nu ką darysi, už nieką būna reikalų. Nu už nieką, nelabai už nieką, nu. Antanas už girtą avariją nubaustas 95 eurų bauda. Dviratis nėra konfiskuojamas, tai Antanai iki kito karto. Kretingos gatvėje Audi vairuotojas, kuris dar nežino, kaip atrodo vairuotojo pažymėjimas su jo atvaizdu, suko į kairę ir susidūrė su kabrioletu Opel, kurį vairavo mergina, kuri nenorėjo filmuotis. Tik tapkutes, sakė, galima filmuoti, o veido tai jau ne. Ne, tai ne. Laida Reidas ne podiumas ir ne selfie studija. Čia rimti dalykai vyksta, čia vyksta avarijos. Kas vairavo tą? Nepasisekė? Nematei kažko tai? Ne, nesimatęs. Nesimatė? Suka mašina iš šono ir aš. Aš čia mačiau. Aha. Ką jūs matėt, ponia? Ką mačiau? Viską mačiau. Nu kaip buvo? Jie suko ratą, o tas važiavo tiesiai tą mergaitę. Mergaitė tiesiai važiavo? Taip. Tai sukant į kairę reikia praleisti, žinokit, tiesiai važiuojantį. Iki šiol šiaip buvo? Va taip va. Va šitą vairavai? Tai suka į kairę? Tai pats kaltas? Nu, aš niekam nesiginčiu. Va, ponia atėjo, norėjo čia kitą teisybę išaiškinti. Ne, šitas važiavo tiesiai. Tai vat, kas suka į kairę, tas kaltas? Taip. O teisės kur? Draudimas? Nesilaikau dabar. Bėdos turėsi šiokios tokios. Bet vairuot moki? Moki? Supratau. Jeigu važiavau, tai moka. Jo, ir Kaštono garaže ten viskas, ten darai viską, ne? Ten. Čia Kaštono garažai, ne čia? Šičia. A ne? Aha, supratau. Jaunuolis, štai taip pradėjęs karjerą gatvėse, nubaustas 300 eurų bauda. Žiauru ir tiek, pripažinkime. O dabar krausimės į puikiją mūsų ir jūsų rubriką filmuoja Reido reporteriai. Reido reporteriai savo darbą pradeda iš Taikos ir Baltijos prospektų žiedinės sankryžos, kur keistokai pilietės rikiuojasi, it antroje eismo juostoje negalėtų to padaryti. Rumpiškės ir Sausio 15 gatvių sankryžoje kitas eismo dalyvis kampus trumpina prieš eismą į siaurą gatvelę, išvažiuoja be gėdės. O čia vienos loterijos automobilis mieste, kuriame itin smaugiami tie vairuotojai, kurie važiuoja keleivinio transporto eismo juostą. Negana to, tas loterijos automobilis lenkia prieš pėsčiųjų perėją, kur galbūt ėjo močiutė tos loterijos bilietų pirkti. Priestočio gatvėje Klaipėdoje sukti į dešinę automobiliui BMW draudžiama, bet ką tu jam, jis ant asfalto linijų tai nemato, o kitos linijos apsitrynusios šioje vietoje sočiai. Įdomu, ar dėl to turėtų būti nubaustas vairuotojas? Kelias Jonava Ukmergė. Tai, kad šis bliškusis automobilis lenkia prieš kalną kirtęs ištisinę liniją, tai nieko blogo, palyginus su eismo veikėju, kurį pamatysite netrukus savo ekranuose. Tame pačiame kelyje, tik kiek tolėliau, Golfas varo prieš eismą, prieš sankryžas, per linijas, durnių Lietuva, ne kitaip. Ir dar apie idiotiškus lenkimus. Kaimietis žolę padegęs, o kas jam neleis. O štai sunkvežimio vairuotojas, tai toleregis matyt. Jis žino, kad iš dūmų tikrai niekas neišnirs. Aiškiaregis? Ne velnio, nes mašina iš tų dūmų išniro. Būtų lavonų krūva dūmose. Dar vienas vilkikas lenkia mokomojo automobilį prieš pėsčiųjų perėją. Tai bent pavyzdį rodo. O čia du veikėjai vienoje sankryžoje pavarys degant raudonam šviesoforo signalui. Vienas vienoje pusėje, kitas kitoje. Ir dar vienas vaizdelis, jeigu tęsiant temą apie varymą degant raudonam šviesoforo signalui. Štai šis, prašau.
Ir dar apie raudoną šviesą. Apie raudoną spalvą net beždžionė žino įlipusios į kosminį laivą, jog raudonų knopkių liesti nevalia. Tai ne, golfas nebūtų golfas. Rodo posūkio signalą į dešinę, o suka į kairę ir dar degant raudonam šviesoforo signalui. Klupėnų miestelis ir BMW vairuotoją perspėjame paskutinį kartą, kad nelakstytų po miestelį ir nelenktų mašinų kolonos prieš posūkį. Lengvą posūkį, bet vis tiek posūkį. O čia Vilnius, šalia Salomėjos Nėries mokyklos, šioje vietoje yra vienpusis eismas, o taksistas ką daro, o jis nieko nedaro, jam reikia ir viskas. Nepatinka, tai apvažiuosiu aš tave prieš eismą, o tu palauksi. Dabar jūsų dėmesį Baltikum televizijos reklama ir anonsai, o po to laidoje matysite. Prie Lapių kaimo girtas dėdė apvertė sūnėną automobilį ir pabėgo. Baigiantis sezonui, baikeriai praranda budrumą. Simonotytės gatvėje sudaužytas automobilis dar kartą buvo sudaužytas, 2 sesės Toyotos sukibo žiedinėje sankryžoje, visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Tiek buvo reklamos ir anonsų, na, o mes rodome tai, ką žadėjome iki jos. Baltijos ir Taikos prospektų žiedinėje sankryžoje susidūrė 2 japoniškos mašinos, 2 Toyotos Corolos, viena naujesnė, kita senesnė, viena juoda, kita sidabrinė. Tarp gentainių kilo diskusija. Šunelė, kaip čia buvo? Nedrebėk, nedrebėk. Nedrebėk, nedrebėk, nedrebėk. Matai, man su ratu jis va užsuka, jeigu aš būčiau jam važiavęs į jį, tai būtum tik apsibraidžiai gražiai. A jūs man nachališkai specialiai. Opa! Ne, nu specialiai nieks avarijų nedaro, mielas ponė. Bet jūs keitėt važiavimo kryptį. Tai aš važiavau už trečios paskui perėjau vieną. Va, jūs keitėt važiavimo kryptį, taip teisingai. Nu, bet žinot, reikia keisti važiavimo kryptį tuo metu, kad niekam nekliudytum. Kelių policijos pareigūnai pamatavo, pasvėrė, išklausė ir nusprendė, kad kaltas dėl avarijos lieka sidabrinės Toyotos vairuotojas, nes tai jis keitė važiavimo kryptį, o keisdamas užkliudė šalia važiuojančią sesę. Atkakame iš Šilutės ir Dubysos gatvių sankryžą. Avarija šiai vietai būdinga, kai už minėtos sankryžos mašinos pradeda judėti lėčiau. Tai buvo ir šį kartą. Peugeot plojo į 6 Mazdos galą. Reikia sustabdė greičiau mašinas. Aha. Greičiau jinai nespėjo moteris. Bet jūs spėjot sustabdyti, nieko, viskas tvarko žodžiu. Su diržais buvot, viskas. Sužeistų nėra, tai pildom deklaracijas ir skirstomės. Iš tikrųjų. Nors Peugeot priekis palinko bjauriai, sužeistų žmonių nėra, tai ir skirstomės, mylėjai, pildyti šonan eismo įvykių deklaracijų, nes netrukus prasidės pikas ir užsikiš viena iš 3 miesto arterijų konkrečiai. Raudonės gatvėje motociklas pabandė aplenkti į Turgaus automobilių stovėjimo aikštelę sukantį Volvo. Sukau čia. Jūs sukote į kairę, taip? O jisai ką darė? Jis man iš šoną atsitrenkė, lenkė, sakė. Jisai lenkė? Supratau. O čia galima lenkti? Negalim, sankryžoje negalim. Jo. O tai greitai iškvietėt? Nereikia, sakė. Nereikia, sakė? Tai ką darysit? Išsikvietėm policiją. Ai, policiją atsikvietės? Ja. Baikeris sėdi savo prie stulpo ir telefonų reikalus tvarko. Nei jis susižeidė, nei jis normaliai paaiškinti žiūrovams gali, kodėl lenkia tvarkingai važiuojantį automobilį per kairę pusę, o ne per dešinę. Juolab ten daug vietos buvo. Kadangi kilo ginčiai, tai policija paskyrė bylos nagrinėjimo datą, o tada buvo nuspręsta, kad kaltas dėl avarijos liko. Tai baikeris. Simonotytės gatvėje mergina išvažiuodama iš 11 namo kiemo užkliuvo už gatvę važiavusio automobilio Mitsubishi, kuris kartais būdavo taksi automobiliu. Ir tas dar atsimušė į jau ir taip sudaužytą automobilį Peugeot. Jinai jau čia stovi pusę metų ir jinai sudaužyta jau senai. Šitą? Taip. Bet vis tiek jūs į ją atsimušė. Čia, va. A jums sustojo gal kas nors išlys, sakykit? Aš tai nežinau, kaip čia. Kaip? Sustojo jums kas nors, sustojo? Golfas pastatytas ir metras koks nuo krašto. Kas buvo pastatytas? Golfas. Golfas, aha. Ir koks metras nuo krašto, mes nusipaveikslavom viską. Aha. Nu, užpakalis buvo išlindęs. O mes čia tai mašinai tik čia kliūdėm, nes ten buvo jau sulaužyta. Supratau. Tai nežinau. Buvo sudaužyta jinai jau kokią pusę metų. Supratau. Tai čia tų mašinų buvo todėl, kad iš darželio turbūt vaikus važiuoja pasimti, ne? Kiekvieną kartą taip yra. Nes aš čia ne pirmą kartą atvažiuoju iš tikrųjų. Taip, ir čia sustato, bet kaip, aš išlindau truputį, nespėjau jie sustabdyti. Supratau.
Nes aš jau buvau pristabdžius, sustojus pilnai, o jie nespėjo sustabdyti. Man, matau, vaikišką knygutę, nebuvo, viena buvo. Ai, pasiimt važiuot, viskas tvarko, žodžiu. Žmonės skundėsi, kad neįmanoma per taip pastatytus automobilius išvažiuoti į gatvę, nieko nesimato. Visi varė ant Peugeot, kuris čia stovi sudaužytas jau daug savaičių, bet tai jis nieko nepažeidžia. Juolab šį kartą avarija atsitiko su kaltajam atvažiavus visai iš kitos pusės. Penktadienį apie 3:30 popiet Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone netoli Lapių kaimo apsivertė automobilis. Lengvojo automobiliu Audi nuo kalno važiavo jaunuolių pora. Iš šalutinio kelio išlindo traktorius ir trenkėsi į dešinę automobilio pusę. Automobilis vertėsi ant stogo, numušė kelio ženklą ir aukštyn ratais nučiuožė atitvarų dar 14 metrų. Iš automobilio išsiropšęs vairuotojas Sikstas ir keleivė Ugnė iš karto pažino traktorininką. Artimas giminaitis Antanas yra Siksto tėvo brolis ir jis buvo girtas. A tam savažiavot, supratau? Iš Alkūnės supratau, kad važiavo. O kas nutiko? Kišo traktorių į pagrindinį kelią. O jūs važiavot nuo kalno? Jo. Nuo kalno. O kur traktorius? Viso gero? Nepislidęs. Supratau. Vienas buvot? Draugė. Draugė, gerai viskas? Patiko virst? Patiko? Nelabai? Nuotaikos geras, mašina sudaužyta, o aš galvojau, kad matai pas save du vairai čia, galvoju, pradėjai vieną į kairę sukt, kitą į dešinę. Ja, tai dar trečias uždėtas. Ai, trečias uždėtas, supratau. Svarbu gera nuotaika, viskas tvarkoja. Aišku, traktorių pažinsit? Pažinsit? Žinot kas? Tai žodžiu, medikų nebuvo čia, nebus įskaitinės avarijos, ne? Tu viską padarai, apvirtot, sutvarkėjai sužeistus žmonės, žodžiu, iškvietėt policiją, pažinot dėdę, traktoristą, viską supratau. Nu, kad visose avarijose taip pozityviai būtų nusiteikę žmonės, tai būtų tiesiog nuostabu. Gerai, kad laimingai baigė. Kai girtuokliui Antanui buvo paaiškinta, kad bus kviečiama policija, nes reikia įforminti automobilio sudaužymą, jis pareiškė, kad važiuoja skandintis ir sėdėsi traktorių iš įvykio vietos pasišalino. Jaunuoliai per avariją beveik nenukentėjo, tik 22 metų vairuotojui Sikstui šiek tiek nubrozinta ranka. Policijos pareigūnai pradėjo traktoriaus ir jo vairuotojo paieškas, kurios nebus sudėtingos ir neturėtų užtrukti, nes bėglys žinomas ir yra aišku, kuris gali slapstytis. Pirmadienis. Klaipėda. Liepų gatvės grindinys. Vaizdas iš keleivinio autobuso, kuris netrukus atsitrenks į kitą keleivinį autobusą, sustojusi autobusų stotelėje šalia savivaldybės. Dėmesio į ekraną. Dabar kitas vaizdas iš kitos kameros, bet mes apie tą patį. Avarija ta pati, avarija Liepų gatvėje, kai susidūrė du keleiviniai autobusai. Ir vaizdas puikiai iliustruoja, kodėl atsitiko ši avarija. Vairuotojas ne muzikos ieško, ne radiją reguliuoja, ne kondicionierių tvarko. Jis bando sutvarkyti dėtuvę, kad daiktai ant galvos nekristų. Žodžiu, daro viską, tik nevairuoja. Tiksliau vairuoja, bet nežiūri į kelią. Ir avarija nepaprasta, nes per ją sužeista močiutė. Štai ten stovinti gale. Matote? Ji ruošiasi išlipti, kai po smūgio nuvirto ant grindinio ir susimušė krūtinkaulį. Geresnio pavyzdžio nereikia, kad jeigu vairuoji, tai vairuoji. Jeigu kitus reikalus tvarkai, tai tvarkai, o ne vairuoji. Tokia buvo įžanga į mūsų ir jūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reporteris atsiprašo už vaizdo kokybę, atsiprašome ir mes, bet svarbu valstybiniai numeriai vėliau pasimatys. Žardės žiede nieko naujo. Į žiedą reikia įvažiuoti iš antros į antrą, iš trečios į trečią. Tai ne, tas veikėjas iš kairės pusės lenda, o jo neleidžia, tai jis iš žiedo išvažiuoja kirsdamas ištisinę liniją ir šiaip netaip užlindęs mums parodo tos valstybinius numerius. Užkišo. Karšta. Skuba pilietis ledus po Žemaitiją vežiojantis, tai ir lenkia prieš geležinkelio pervažą. Ir tai dar ne viskas, lenkia ir kombainą prieš kitą kombainą. Ką padarysi, karštą skubėti reikia, juk nesilkę vežioja, o tik ledus. Jeigu tęsiant lenkimo prieš geležinkelio bėgius temą, tai nereikia toli važiuoti. Vilnius Dūmų gatvė ir čia pavaryta per bėgius narsiai su parketiniu automobiliuku. Kitoje Vilniaus gatvėje išvažiuodamas iš šalutinio kelio automobilistas, nors tai ko gero ne jis, o ji, vos neužkliuvo už darbininko žolę pjaunančio ir dar vos negavo į galą, o juk būtų kaukus po to nesavų balsų. Ir dar Vilnius, Antakalnio ir Klinikų gatvės sankryža, ženklas leidžia sukti tik į dešinę. Tai autobusėlio vairuotojas rodo, kad jis nesuks į dešinę, jis suks į kairę. Tai už jo stovės automobilistas jį lenkti, o tas ir pasuko kairėn, kaip jam geriau. Mercedeso pasirodymas keistokas, kirtęs ištisinę liniją, jis pasuks per plytą į degalinės teritoriją. Ko ne savaitės pavairavimas. Ir kita istorija apie važiavimą prieš eismą. Čia jau Klaipėda, Vingio gatvės gale, kurgi tas maršrutinio taksi vairuotojas susiruošė ką, ne tik apsisukime prieš eismą, bet ir toliau pavarė prieš eismą. Kitas keleivinio transporto vairuotojas irgi geras. Smiltelės gatvėje jau užsidegus raudonam šviesoforo signalui, jis vis tiek skuba. Pėsti jį apvažiuoja ir kuris nuskubėjo, autobusų sustojime tai nesustojo.
Ir toliau laidoje pakalbėkime apie raudoną šviesą. Tilžės gatvė. Privažiavo Passatas prie šviesoforo, galvojame palauks leidžiamo šviesoforo signalo. Ne velnio, nesulaukė, nuvarė kairien, nesulaukęs žalio. Taikos prospektas pėsčioji irgi spalvų neskiria, o eismas čia greitas ir intensyvus. Kai lėks kitą kartą tie maišeliai į orą, tai produktų ir kūno dalių nesurinksi, panelė, ponė, pažeidėja. Ir jeigu tęsiant Taikos prospekto pažeidėjų ir pėsčiųjų temą, tai prašau. Važiuojame mes Taikos prospektu, savo ruošiamės merginą praleisti einančią mums iš kairės pusės, o čia tik baltas, atlėkęs keleivinio transporto eismo juosta, vos nepakėlė merginos į orą. Ir kitas veikėjas vežiojantys žmonės pasižymės Herkaus Manto gatvėje. Bet tai čia jau variantas. Tai tikrai, kad raudoniau nebūna. Stebėkite anoje kelio pusėje. Du jau pavarė degant geltonam šviesoforo signalui. Tai mums iš nugaros privažiuoja taksi automobilis, kuris varydamas per skaisčiai raudoną vos nesutraškė žmonių. Gerai, kad jis suprato, kad jiems degantis žalias šviesoforo signalas dar nieko nereiškia. Ir savaitės pavairavimas priklauso Jodo 5X vairuotojui Liepų gatvėje, kuris įvažiuodamas į apsisukimą atrado papildomą eismo juostą, o po to nuvarė į kalną prieš eismą. Ačiū, mėlyjei, kad pusvalandį praleidote kartu su laida Reidas, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija rodys Reidą. Būkite aplankyti. Sudie.